Parodykime, jog pati svetingiausia publika, šilčiausiai sutinkantis svečius yra būtent mūsų mieste. Ir pasakykime tuos 53 ekskliuzyvinius eksponatus. 53 automobilių. Užsienį tokios klasikinės technikos suburti į vieną vietą yra ką veikti. Bet organizatoriai pasistengia. Energija. Absoliučiai taip. Ir aš net neabejoju. Finišų grupė! Man įdomu pasižiūrėt, ką tu čia dabar mane tampai. Man gražu, man įdomu. Garbius svečius, apžiūrėti ekspozicijas esančias ten. 321 dar įdomų. Stokata, Design, Bristol, keli modeliai, Grumman, taip pat modeliai, Dinamo, JAK 50. Tai tokia, pirmųjų, Pozicija iš interaktyvos pramonės. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios organizacijos, Kauno kultūros centro. Scenos į edukacijų erdvę ir išbandykite patirkite tai, jeigu jau kuris nors mažasis Centriaus sperma ir sako, mama, tėti, noriu namo, žinokit, kad laikas dar tikrai nedėjo keliauti namo. Interaktyvi galimybė susipažinti su gaisrininku. Grindin ir mėgautis puikia Kauno aviacijos vente. Jog čia Kauno miesto pasinaudoti oro taksi paslaugomis. Ir pamatyti nuostabiausius kiekvienam kauniečiui nuostabiausius dalykus. Be abejo, tai yra pirmas mylimas miestas Kaunas. Ir tą gimtąjį mylimąjį mes galime pamatyti kaip Kauno skrydžių skrendami iš mūsų Dariaus ir Girėno aerodromo nuostabi seniausia Europoje aerodromo teritorija esanti mieste. Organizatoriai, kurie Žiūrėkite, jinai pasigado 3 lėktuvus. Žiūrėkite į padangę! Priekyje, triulės priekyje, Belanka skrenda. Taigi, kviečiu grožėtis nepaprastų kiekvienam lietuviui labai reikšmingų ir svarbių istorinių lėktuvų Belanka. Pagarbos ir pripažinimo. Paplokime jiems, palydėkime į padanges ant sparnus ir įdėsius Marijampolės aeroklubų
atlėkiau iš kur, o kur ta kita lapo? Toli? Nu čia. Toliau, ko dar nematėm. Na ir dabar tas metas sugrąžinti veiksmą į sceną. Mieloji publika, aš noriu paklausti jūsų visų, ar dar liko energijos atsargų? Na, pas kokius 25 žiūrovus atrodo dar likę. Kiti dar apskritai turbūt sulaikė amą, galvoja, kas čia vyksta.